IBIT was a game changer. It made crypto available to everybody. And now we're entering what I think is a golden age of crypto. You've got a president who's pro-crypto. You've got a crypto czar. I don't know what that is, but if I'm a crypto bull, that's got to be good. Sounds good. Yeah, you've got an SEC that's pro-crypto. I mean, the Eric Balchunas meme coin has got to be out like any day now, I would assume. So, I think that crypto is something you want to have in your portfolio. Sveiki visi, šiandien pradėjome nuo įkvepiančios žinutės, kad mes įžengėme į auksinį kripto amžių. Toks pareiškimas ir optimizmas tik dar labiau paskatina gilintis į naujausias industrijos naujienas. Taigi pradėkime. Didžiausias turto saugotojas State Street ir Citigroup praneša, kad jie yra oficialiai pasiruošę paleisti savo kripto saugojimo paslaugas. Tai svarbus žingsnis, atveriantis duris į kripto rinką didiesiems finansų žaidėjams. Ir vien tik kripto saugojimas fintechui yra 20 trilijonų galimybė. Žinios iš Japonijos. Jie svarsto klasifikuoti kriptovaliutas kaip finansinius produktus, sumažinti mokesčius ir netgi patvirtinti Bitcoin ETF. Tuo tarpu Pietų Korėja paskelbė apie planus panaikinti draudimą institucijoms prekiauti kriptovaliutomis. Visa tai rodo, kad Azija nenori atsilikti ir taip pat ruošiasi šiam skaitmeniniam aukso amžiui. O dabar paklausom BlackRock CEO prognozės. I was with a sovereign wealth fund during this week, and that was the conversation. Should we have a 2% allocation? Should we have a 5% allocation? If everybody adopted that conversation, but it would be 500,000, 600,000, 700,000 per Bitcoin. Taigi girdėjote, kad turto fondai svarsto apie Bitcoiną, o aš tuo jums parodysiu, kad jie ne tik svarsto. Abu Dabio suvereno turto fondas pirmąjį šių metų ketvirtį investavo $436 milijonus į Bitcoin ETF. Ir tai dar ne viskas. Honkongo investicijų firma Avenir, Viskonsino investicijų taryba ir Millennium Management taip pat atskleidė reikšmingas Bitcoin ETF pozicijas. Millennium Management valdo $2,6 milijardus Bitcoin ETF ir 182 milijonus Ethereum ETF. Barclays bankas taip pat atskleidė, kad nusipirko Bitcoino už $131 milijoną. O didžiausias Amerikos bankas Goldman Sachs, valdantis $2,8 trilijono turto, įsigijo $450 milijonų vertės Ethereum ETF. Matom, kad turto fondai ir institucijos ateina į kripto rinką. Ir jos tikisi, kad ši rinka netrukus kils paraboliškai, bent jau taip teigia Charles Hoskinson, Cardano įkūrėjas. They're so excited about the markets. They think the markets are going to go parabolic. Because you look at it, you got sovereign wealth funds coming in and buying crypto. You got basically the U.S. government saying it's going to start holding Bitcoin and they're going to get that passed. Stablecoin legislation is going to get done within 100 days. All the markets are going to open up. Big companies like Microsoft and Google will come in. Apple will come in and create cryptocurrency wallets because they legally can do this. XAI is going to have a largest cryptocurrency wallet in the world right now, 500 million people. They're going to flip the switch there in a little bit. Real world assets are entering the crypto space. $20 trillion on the institutional side is going to come into crypto, and those markets are going to merge. So all the institutional guys, and by the way, they are the degens of degens. Kalbant apie stabiliasias monetas, Coinbase tapo oficialiu Aston Martin F1 komandos partneriu. Ši ilgalaikė partnerystė siekia stiprinti Coinbase misiją, parodyti kriptovaliutas kaip raktą į didesnę ekonominę laisvę visame pasaulyje. Pasak Aston Martin, visą lenktynių stovyklos finansavimą apmokės Coinbase naudodama USDC stablecoiną. Toliau, Mastercard tokenizavo net 30% savo operacijų per 2024 metus, o stabiliųjų monetų potencialą pripažįsta kaip būdą transformuoti tradicinį finansų pasaulį. Tačiau JP Morgan išreiškė negastavimus, kad siūlomi JAV stablecoinų reguliavimai gali priversti Tether parduoti dalį savo Bitcoino atsargų, siekiant laikytis naujų reikalavimų. Taip pat ši savaitė atnešė daug didelių naujienų iš Ripple stovyklos. Ripple paskelbė apie savo partnerystę su Portugalijos valiutų keitimo paslaugų teikėju Unicombio. Šis
bendradarbiavimas suteiks galimybę momentiniams tarptautiniams mokėjimams tarp Portugalijos ir Brazilijos. Ripple mokėjimų platforma, kuri remiasi skaitmeniniais turtais, leidžia įmonėms sumažinti kaštus ir sutrumpinti pervedimų laiką iki kelių minučių. Unicambio dabar galės pasiūlyti savo korporatyviniams klientams greitesnius ir pigesnius mokėjimus, o tai ypač svarbu augančioms rinkoms, tokioms kaip Brazilija. Kita reikšminga naujiena. Receipts Depository Corporation RDC pristatė naują finansinį produktą XRP depozitorimo kvitus XRP-DR. Šie kvitai leidžia investuotojams įsigyti XRP per tradicinius finansinius kanalus, kaip ir kitas vertybinių popierių priemonės. XRP-DR kvitai yra užtikrinti realiu XRP, kuris laikomas Anchorage Digital National Association, federališkai reguliuojamame skaitmeninio turto banke. Ši iniciatyva paremta DTCC infrastruktūra atveria duris instituciniams investuotojams, kurie nori įsigyti XRP naudodamėsi patikimomis ir gerai suprantamomis finansų sistemos struktūromis. O kad suprastumėte, kokia tai gigantiška naujiena, pakalbam apie DTCC. DTCC, Depository Trust and Clearing Corporation, yra viena didžiausių finansinių infrastruktūrų pasaulyje, apdorojanti milžinišką sandorių kiekį. Remiantis naujausiais viešai prieinamais duomenimis, DTCC per metus apdoroja daugiau nei 2 kvadrilijonus vertės finansinių sandorių. Kasdienis apdorojimų sandorių skaičius siekia apie 6-10 trilijonų. Ši infrastruktūra yra kritinė pasaulinėms finansų rinkoms, nes užtikrina efektyvų ir saugų sandorių atsiskaitimą bei clearingą. DTCC palaiko daugiau nei 50 pasaulio rinkų ir dirba su įvairiomis turto klasėmis, įskaitant akcijas, obligacijas, ETF ir dabar skaitmeninį turtą tokį kaip XRP. Tai va, jei nežinojot, dabar jau žinot. Ir tai dar ne viskas. JAV vertybinių popierių ir biržos komisija SEC pripažino New York Stock Exchange ir Grayscale pateiktą paraišką dėl XRP ETF ir pradėjo 240 dienų peržiūros laikotarpį. Tai pirmas kartas, kai SEC oficialiai atsakė į XRP ETF paraišką, nepaisant tebesitęsiančio teisinio ginčo su Ripple. Bloomberg analitikai prognozuoja, kad yra 65% tikimybė, jog XRP ETF bus patvirtintas iki 2025 metų spalio mėnesio. Dar viena svarbi naujiena. Saudo Arabijos nacionalinis komercinis bankas NCB prisijungė prie RippleNet, tai yra antras pagal dydį bankas artimuosiuose rytuose, pagal turto dydį, turintis daugiau nei 400 filialų visoje šalyje. NCB prisijungimas prie RippleNet leis šiam bankui pasiūlyti efektyvesnius ir pigesnius tarptautinius pervedimus savo klientams. Saudo Arabija yra viena didžiausių perlaidų rinkų pasaulyje, todėl ši partnerystė turi didžiulį potencialą. Dar viena didelė naujiena. Oracle Corporation ir Quant paskelbė apie naują partnerystę, kuri siekia perkelti blockchain technologijas į naują lygį. Šis bendradarbiavimas skirtas suteikti įmonėms galingus įrankius skaitmeninio turto kūrimui ir integravimui, pasitelkiant Oracle blockchain platformą bei Quant sąveikumo technologiją. Quant bus atsakinga už savo Overledger technologijos įgyvendinimą, kuris leidžia skirtingoms blockchain ekosistemoms ir tradicinėms finansinėms sistemoms veikti kartu. Tai padės įmonėms sujungti blockchain sprendimus su esamomis IT infrastruktūromis, užtikrinant didesnį efektyvumą ir patikimumą. Šis technologinis sprendimas sumažins sąnaudas ir sudėtingumą, leisdamas įmonėms lengviau diegti blockchain inovacijas. Oracle yra viena didžiausių pasaulio technologinių įmonių įmonė. Kasmet apdoroja trilijonus dolerių vertės sandorius, aptarnaudama didžiausias pasaulio įmonės finansų, sveikatos apsaugos, tiekimo grandinių ir kitose srityse. Partnerystė su Oracle ne tik padidina blockchain sprendimų pasiekiamumą, bet ir suteikia pasitikėjimo,
nes Oracle infrastruktūra yra viena iš patikimiausių ir galingiausių rinkoje. Toliau Hedera įsitraukia į JAV gynybos projektus ir padeda įgyvendinti kvantams atsparę dronų infrastruktūrą. Tuo tarpu Bank for International Settlements BIS paskelbė apie Project Rialto, kuris naudos tokenizuotą centrinio banko pinigų sistemą, siekiant sumažinti tarptautinių perlaidų kaštus. Taip pat R3 ir Idemia dirba kartu, kad būtų įgyvendintos offline veikiančios CBDC funkcijos, stiprinančios finansinį įtraukį ir atsparumą. O kaip mes žinome iš ankstesnių epizodų, R3 naudoja XDC tinklą. Ir pabaigai įdomus faktas jums, mažiau nei 7% visų pasaulio gyventojų yra investavę į kriptovaliutas. Taigi, naujienas girdėjote ir žinote, kad auksinis kripto amžius ateina ir jei jūs esate tarp tų pirmų 7%, na, aš galiu jūs tik pasveikinti. Gerai, šiandien viskas. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite prenumeruoti kanalą, spauskite nykštį, dalinkitės video su draugais ir iki kito karto.